Šiaip komanda turi kokius 8 derinius. Prieš kiekvieną gynybos sistemą, aišku, yra tie deriniai, kurie pastoviai naudojami, ten 2-3. Tai pagrindinės gynybos sistemos, jeigu 5-1-6-0, tai va 6. Po to derinys prieš tai, kai žaidžiam daugumoj, kai mes puolam 6-5, kai mes turim pranašumą. Mes per 2 minutės turim laimėti atkarpą, 1 ar 2-0, čia privaloma. Dažnai mums nesigauna, tik rinktinėm, bet privaloma tą padaryti. Ir kai mes žaidžiam mažumoj, 5-6 irgi yra deriniai. Tai ir išeina kažkur 8, bet aš linkęs, kad rungtynėm geriau naudoti 2-3 derinius su tam tikrais įvairiais pratesimais pagal situaciją. Nes ten daugiau, tada kai daug derinių žaidėjas daugiau galvoja, kaip nepamiršti tą derinį atlikti, o ne kaip nestebi situaciją, ką tu gali daryti. Tu turi mesti įvartį pirmiausia, o ne atlikti derinį. Tai irgi tas būna. Kiek treneriai, sakykime, įtakos yra, tai yra vėlgi analogija su krepšiniu, visi treneriai būna tokie, kurie labiau leidžia improvizacijų, kiti tokie, kur labiau jautis, ar čia kaip Taip. Yra treneriai, kurie neleidžia improvizuoti, o yra, kurie prašo improvizuoti, bet yra kaip kuo toliau tau leidžia, tuo daugiau. Kuo tavo meistriškumas aukštesnis, tuo tau leidžia daugiau improvizuoti. Tuo tu sugebi improvizuoti. Nes man ir Islandijoje susidūriau pradžioje. Tu neleidi to daryti, čia aš noriu tą. Nu, tai kai mes išmoksim padaryti tą, tada mes galėsim improvizuoti. Kai mes, kaip jie visi nori žaisti Islandijoje for fun, bet sakau, jeigu tu 3 kart meti ir neįmeti, tai tau yra fun, bet tiem kitiem 6, kurie bėga visi gynybą, jiem jau nelabai fun. Tai sakau, padarykim, kad visiems būtų fun. Tai priklauso nuo žaidėjo meistriškumo ir, manau, treneris tą sprendžia. Dabar su jaunimo rinktinė teko būti, tai tu leiskim improvizuoti, jie dar nežino, treneris turi paskatinti, patarti. Tai kai ar išeina kritiniai situacijai, yra žaidėjų, kuriuos tu laikai aikštį, kritiniai situacijai, kiekvienoje rungtynėse būna ta kritinė momentas, kai tą atkarpą tu perlauši ir rungtynės jau laimėtus. Tai tu leidi patyrusius žaidėjus, kuris gali improvizuoti. Bet jeigu yra tokia situacija, kad nėra tų žaidėjų, tai tu pasakai, darom antrą. Ir tie žaidėjai, pavyzdžiui, tokia situacija, kad tie jauni žaidėjai nežino, ką dabar daryti, žino kažką reikia. O treneris pasako, darom trečią. Visi žino, nors ką daryti, tada jau biškai atsipalaiduoja, pradeda žaisti. Taip kad čia priklauso nuo situacijos, nuo patirties žaidėjų ir yra komandų, kur ten treneris gali jau taip sėdėti, nieko nereikia daryti. Kylis ar ką žaidžia, jie ten bėga, improvizuoja, jų toks meistriškumas, jie turi tiek patirties, bet kol kas, nemanau, ne Lietuvos komandos. Tai gal tada dar apie tokius pagrindinius terminus, kaip rakinė ten užtraukimas, kas yra nes, irgi tie standartiniai dalykai, kaip kad krepšinis 2 prieš 2 yra žaidimas, tai rankinė irgi yra tam standartiniai užtraukimas. Pas mus vadinasi puolimas laipteliais, galima sakyti. Tai tada, kai čia yra vienas puolėjas, čia kitas, šitas puolėjas apgaulingo judesio pagalba įlenda į tą tarpą, priverčia šitą pasislinkti. Jis užtraukia savo draugo žmogų, tada šitas turi daugiau laisvės tarpą čia, jam atsiveria. Šitas pasislenka, tada jau tas gynėjas eina į čia, tas puolėjas į čia ir va jau iš čia. Toks lieka metimas, tai yra užtraukimas vadinamas. Kai prasirenkama taktika žaidimo, aš mėgėjęs, kad žaistų visi 6 žmonės, nuo čia prasidėtų vadinamas užtraukimas, po to vyktų kažkoks derinys, įkirstų kažkoks žaidėjas ir po to vėl įkirtus, ne iškart vykdomas metimas, o dar paieškoti situacijos vėl to užtraukimo pagalba, kad įžais kamuolį iki optimalios progos mesti. Bet yra, kur skandinavai, mūsų rinktinė dabar propaguoja, kad kraštai atsistoja į šonus ir žaidžia tik šitie 3 žaidėjai. Jie bando kryžiavimaisiais būdais priversti, sutraukti žmonės arba sudaryti galimybę mesti iš toli.
bet kartais pamirštam kraštus ir tai kamuolys nueina iki kraštų. O kraštai tik tai jau vykdo baigiamą įmetimą. Bet vėl būna situacija, kad iš čia po to prarandam greitam puolime, jis nespėja grįžti į gynybą. Tai irgi tokių yra niuansų. Užtraukimas. Nežinau. Metimai į vartus. Kamuolį mes metam, įvarčius mes įmetam. Kartais paskaitai, kad įmušė įvartį. Tai įmušė, tai jeigu su ranka davė, tinklinį gal įmuša. Mes daugiau įpratę įmesti. Nu, vartininkas atmuša kamuolius. Ir mes duodam priprast. Žaidėjai dabar žaidžia ant Taraflex. Tokia danga, Gerfloras firma. Gamina, pasitiesia jinai, ant ko pasitiesus, jeigu jinai yra ant betono patiesta, jinai būna 9 mm, jinai būna 6 mm, tai kietumas priklauso dangos. Ir būna viena kamuolys slysta, nuo perdavimo nuo žemės duodi, jis toks nuslysta ir nebepakyla nuo žemės, o kitas atšoka gerai, tai ta danga teisingai priklauso. Stengiamas žaisti minkštesnių, biškiai amortizuojančių grindų, kad po apačia būtų. Labai sąnariam po to po 3 dienų būna problemos. Su sąnariais, kas turi problemų, jos po to išlenda visos. Kamuolių dydis yra ribos pas mus irgi. Vyrų dydis yra 58-60. Dabar Moltenas padarė kamuolį, kad patiktų. Moltenas yra Azijos firma. Europos tarptautinė federacija valdo irgi ne europiečiai, tai pasirašė su Molten firma. Jie yra biški mažesni, tai visiems labiau patiko. Azijiečiam, aišku, jie trumpesniais pirštais, tai pasirašė su Moltenu. Anksčiau iki tol, man tai geriausias kamuolys iki šiol yra. O šitas Select firmos ir limpa prie rankos, naudojam tepalą, kaip žinau, prie 58-60. Tai va, tie 2 cm daug ką, žinokit, lemia. Moterų rankinis 2 numeris, ten 3, tai 54-56, jeigu neklystu. Moterys labai dabar įvaldžiusios techniką gerai ir mes, kaip ir futbole, turbūt dar vis liekam daugiau metkirčiais. Sakant, mokam ardyti, sukurti sunkiau, bet aišku, reikia turėti. Čia yra moterų kamuolys. Yra vaikam naudojamas 1 numerio, dar mažesnis, porą centimetrų. Mini rankinis, mažesni vaikai žaidžia dar mažesnių kamuolių. Tai va tokie. Naudojamas tepalas, tai yra tokie klijai rankiniai, jo galima naudoti. Aišku, pyksta sporto salių šeimininkai, visi, nes vaikam uždraudėm naudoti tą kamuolį nuo šiemet, kadangi pradeda nuo mažiuko kamuolio, pradeda naudoti tepalą, reiškia ne pirštai, ne pirštų raumenys atlieka tą darbą, o tas tepalas ir netobulėja, riešo nebevaldo. Kuo toliau tepa, tuo daugiau, jeigu salė nešvari, apsivelia juoda, apsivelia rankos, slysta kamuolys, reiškia tepi jo dar daugiau, tai dar daugiau tau dulkių lieka ir tai ir pyksta po to visos rankenos, kultūra to naudojimo tepalo. Ne visi treneriai išmoko vaikų, kad reikia truputį, lieka viskas ištepliuota, pirštai, čia, pyksta visi, tai bet ne dėl to uždavėm, dėl to, kad grinai technika. Geriau ima mažesnį kamuolį, geriau įsimes daugiau įvarčių, geriau mes stipriau į tos vartus, bet jis tobulės, negu stumdys tą kamuolį didesnį su tepalo pagalba. Galit nusipirkti. Anksčiau anais laikais, kai jo nebuvo, kai jis iki Lietuvos neatkeliaudavo, Vokietijoje pirkdavom Baumwachs medžių tepalą. Yra sodininkų parduotuvėje, kur tepa tos, labai gerai tikdavo. Slidžių tepalą, slidininkų tepalą kiti naudodavo. Bet dabar yra specialus, aišku, Trimonas Select. Ten įeina, sakau, man atrodo, į tą medžių tepalą. Yra kai kurie, žinau, pažįstamų, kurie žaisdavo, tai jie naudodavo tiesiog kažkokius sakus sporto parduotuvų. Taip, tai yra sakai, kaip tie klijai, aš kitaip pavadinau, bet sakai, kaip aš vadinu. Bet
Tai iš parduotuvės dabar yra. Selectas gamina, kurie jau ir nusiplauna nuo rankų lengvai ir nuo drabužių. Taip, kad... Aukščiausiam lygį plačiai naudojama? Visi. Labai Skandinavijos šalyse, kur technika sukti metimai eina, tai jie ten, tas kamuolys riedais net nerieda, jis net prilimpa, ten labai naudojami plačiai ir ypač Skandinavijoje paplitę jie, Islandai, Danai, tai labai daug naudoja tepalų. Yra specialios mašinos kamuolių valymo salėse, ten visa industrija, kur po treniruotės nusivalai toks pučia karštą orą ir kai batų šepetys valo ir nusivalo tos kamuolius. Taip, kad labai plačiai naudojama. Bet vokiečiai vaikam irgi draudžia naudoti. Bet šiaip tai naudojamas. Tai mes leidžiam naudoti tada, kai jaunimas jau pradeda žaisti su pilno dydžio kamuoliais. Merginos su antro dydžio, vaikinai su trečio, tada naudokit jau tepalą. Kol mažas kamuolys, bet šiaip naudojamas labai plačiai. Yra tokia tendencija, kad keičiam. Pas mus yra Grosas, pavyzdžiui, gynėjas centrinis, kad keičiam. Šitas puolė, kitas ateina gintis į jo vietą. Problemos. Tai šiuolaikinis labai dinamiškas rankinis. Anksčiau, jeigu rusai keisdavo 4 žmonės gynyboje, 4 puolime, turėjau tam galimybę, nes kol čia sugrįžta, centro negalėdavo švilpti, kol čia vienas nesugrįžęs kažkoks gynėjas, jis ten batą ryšasi, per tą laiką pasikeičia, būdavo ten visokių niuansų. Dabar, jeigu tu keiti 2 gynėjus, 2 žaidėjus, pavyzdžiui, puolime, keiti su gynyboje, tai dabar gali turėti rimtų problemų. Iškart greita ataka, jeigu dar tolimas keitimas, jeigu tu puoli čia, o tau reikia pasikeisti čia, tai iškart atsiranda problemų. Bet yra ta tendencija, kad keisti, bet Danai nuo mažens moko visus, kad išmoktų gintis, neleidžia. Jaunimo rinktinėm iki 20 metų neleidžia keisti. Savo priėmė taisyklės vidaus, kad nekeistų, kad tas išmoktų žaidėjas gintis. Mes kartais einam lengvesnių kelių jaunimėmis. Ačiū, jis geras puolėjas, bet kitas geriau ginasi, mes keičiam. Ta prasme, prarandamas gal rezultatas Danijoje, bet užauginamas žaidėjas, kuris gali pulti ir gintis. Nes gynėjai labai svarbu gynyboje turėti žmogų, tas perėjimas į puolimą, kaip sakant, galimybė pasiekti lengvus tos įvarčius labai svarbi dabar. Perėjimas iš gynybos į puolimą. Ta greita ataka yra šiuolaikinės tendencijos rankinio. Taip kad labai svarbu žaidėjus, jeigu jis nori būti žaidime, kad jis mokėtų gintis. Nes jeigu gynėjas jis bėga, įmeta greitą įvartį, jis vėl ginasi, šitas kaip sėdė ant suolo, taip sėdė ant suolo. Jam nebus. Aišku, po to jau, kai nepavyksta greitą ataką, jie pasikeičia, jis vėl išeina, bet labai svarbu išmogintis. Ir iš vis Lietuvos rankinis žaisdavo nuo gynybos. Navickis buvo geriausias pasaulio gynėjas ir Valuckai imdavo pagrindį dėl gynybos į rinktinę sąjungos. Taip kad yra. Bet iki šiol vienas žmogus kiekvienoje komandoje praktiškai keičiamas. Ne vien dėl to, kad jis blogas gynėjas, bet kitą kartą, kad duot pailsėti. Kitą kartą keiti centrinį žmogų, kad treneris pasakytų, ką įėjus puolime, jie pasitartų, ką daryti. Yra tokių niuansų. Ir tą galimybę išnaudoja. Yra maždaug kažkokie duomenys, kiek Lietuvoje, tarkim, žmonių kultivuoja rankinį? Yra 4200. Kažkur yra, su vaikais, su suaugusiais mes. Buvo mažėjęs tas skaičius, bet dabar stabilizavosi ir po truputį didėja, yra apie 4200, kiek aš žinau, tai yra 5. vieta Lietuvoje transporto šakų pagal masiškumą. Futbolas, krepšinis, lengvoji plaukimas mus lenkia.